Sveiki, brangūs draugai. Naujienos su kabalistu Michailiu Laitmanu. Labadiena. Sveikatos apsaugos ministras Jakovas Liucmanas pareiškė, kad po pusės metų gydytojai galės išrašyti receptą vadinamąjai marihuanai, be sveikatos ministerijos leidimo. Kol kas tik 36 gydytojai turi parašo teisę. Jis sako, kad po kurio laiko ji bus parduodama su receptu įprastose vaistinėse. Tai reiškia visiems. Visiems. Ir visai laisvai. Jeigu gydytojams vadinasi visiems. Taip, prasidės laisvas vartojimas. Aš primenu, kad Rusijoje už tai numatyta baudžiamoji atsakomybė. Na tai kelių mėnesių pusės metų reikalas. Ir nutiks tas pats. Jūs manote, kad narkotikai pateks net į laisvę prekybą? Kada aš apie tai pradėjau kalbėti? Manau, prieš 7-8 metus. Netgi anksčiau. Kai tik prasidėjo kova su rūkimu, jūs jau pradėjote kalbėti, kad tai ne šiaip kova su rūkimu. Tai siekis pašalinti cigaretes ir vietoje jų įvesti narkotikus. Tai kasgi dabar bus? Konkrečiau, apibūdinkite situaciją. Nieko, taps normalu. O ką darys žmonės? Štai taip, duodi žmogui kąsnelį duonos, stiklinę vandens, cigaretę. Ir jis patenkintas gyvenimu. Nieko daugiau nereikia. Jis spoksos atbukusiomis akimis per televizorių savo futbolą ir serialus. Jūs sakote, kad kanapės bus naudojamos ne tik medicininiams poreikiams. Jas kasdien vartos visa žmonija? Medicininiai poreikiai nieko dėti. Šiuo atveju svarbu žmogui duoti pasitenkinimą. Na, kad jis nezirstų. Kad neišsišoktų. Netriukšmautų, nedarytų nieko prieš valdžią, vyriausybę, gudriuosius vyriausybės vyrus. Suprasdami mažyčių žmonių poreikius, jie... Čia, užmiršo. Taip. Taip duoda skanėstų ir glosto ausites, kaip šuniukui. Ir viskas. Ir sėdėk ramiai. Tai yra tam, kad žmonija... O mums duok vairuoti. Kad žmonija taptų paklusni. Manote dėl to? Žinoma taip. Kol patyliukais nušluoja visą tą žmoniją. Kol sumažini ją nuo 7 milijardų iki, tarkim, milijardo. O ką? Jei žmonės net nesitokia. O jiems nebus tikslo tuoktis. Todėl labai tikėtina, kad vienos kartos atstovai iš 2 žmonių nebesukurs 3. Net vieno naujo žmogaus po savęs nepaliks. Vadinasi, žmonija vienos kartos gyvenimo laikotarpiu sumažės 2 kartus. Manau, kad iki 2050-ųjų liks 2 milijardai žmonių. Na, tokiu natūraliu būdu, be karo? Natūraliu būdu, žinoma. Indija, Kinija gimdys vaikų. Bet nemanau, kad jų bus daug. Ir jie labai greitai paseks likusio pasaulio pavyzdžių. Viso šito priežastis jūsų manimų yra šie raminamieji, narkotikai, visas šitas. Ne. Priežastis egoizmas. Pasiekęs galutinę augimo ribą. Ir daugiau ribų jam nėra. Jis pradeda ėsti pats save. Daugiau nėra nieko, kas jam kliudytų. Panašiai vaikai iš labai turtingų šeimų, kuriems viskas leidžiama. Naudoti tą turtą ir jie šėlsta, nežino kur dėtis. Jiems nėra negalima. Tas pats ir su kapitalizmu. Jis užaugo ir tampa hidra, kuri pati save ėda, ryja savo uodegą. Ką daryti, kaip visada, užduodu jums tokį klausimą? Nieko nepadarysime. Nebent ugdysime visuomenę kitaip. Nes tinkamai ugdydami visuomenę atnešime į mūsų pasaulį teigiamą jėgą. Ji atsveria neigiamą egoistinę ir tuomet tarp šių 2 jėgų galime sveikai, aiškiai, teisingai egzistuoti. Mums yra dėl ko egzistuoti, kad atskleistume aukštesnėje būseną naują mūsų vystimosi lygmenį, visatos, begalybės pasaulio, sielų pasaulio, tobulybės ir amžinybės pasaulio. Visą tai galime dabar realiai jausti. O jeigu nejaučiame, tai mūsų pasaulyje paprasčiausiai įninkame į narkotikus. Tada mums geriau. Mes nirvanoje atsijungiame ir mums labai gerai. Ką mums rodo šis pasaulis? Atsimerkiu ir nuo to, ką matau, norisi užsidaryti ir užsimiršti. Kiek žmonių šiandien išgyvena tokio kritimo, atsijungimo būseną? Būsena, kai jie priversti vartoti antidepresantus. Pasižiūrėk, kaip visus apėmusi depresija. Netgi naminius gyvūnėlius, nekalbu jau apie žmonės, net vaikus. Taip, kad iš tiesų nėra prasmės žmogui egzistuoti šiame pasaulyje. Tuo labiau, kai nėra jokio polėkio nei darbe, nei kosmose. Nebedžiugina nei pasiekimai, nei atradimai, niekas. Maštas sekso. Maisto skonis. Apskritai. Nuo visko jau.
Pykina. Taip. Ir todėl nieko nebelieka, kaip griebtis chemijos ir išeiti į niekur. Jūs už įstatymą ar prieš? Aš nei už, nei prieš. Visus valdo mūsų bendras egoizmas. Ir įstatymų leidėjus ir narkotikų platintojus. Jie visi taip veikia ne iš savęs, o todėl, kad mūsų egoizmas taip veikia ir mus verčia. Tai jūs darote išvadą, kad mums padės tik visuomenės ugdymas? Svarbiausias net ne ugdymas, gal neteisinga taip įvardinti. Tiksliau būtų, jeigu mes neatnešime į mūsų pasaulį teigiamos jėgos, atsveriančios neigiamą egoistinę, tai savaime suprantama visi žūsime.